vasariški. Po šiek tiek vėsesnės savaitės pradžios kitomis dienomis temperatūra kasdien kils vis aukščiau. Tačiau pasitaikys ir liūčių. Antradienio naktį didesnėje šalies dalyje prapliups trumpi lietūs, kai kur jie bus gausūs, galima perkūnija. Atvės iki 8–13 laipsnių šilumos. Dieną bus sausiau ir ramiau, trumpai palis tik vietomis. Oras sušils iki 16–21, pajūryje bus vėsiau, tik 12–15 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvos orus lems trumpam susiformavęs aukšto slėgio sūkurys. Lietaus tikimybė bus nedidelė, pūs nestiprus šiaurinių krypčių vėjas. Mažai debesuota, kai kur net giedra naktį, temperatūra žemės iki 5–10, o dieną saulė orą šildys iki 18–23, pajūryje iki 14–17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį debesų ims daugėti, vietomis trumpai palis, atvės iki 7–12 laipsnių šilumos. Dieną didesnėje šalies dalyje formuosis trumpalaikio lietaus debesys. Bus truputį šilčiau, 19–24, prie jūros 15–18 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį lietus aprims, o dieną ir vėl prognozuojama daugelį rajonų. Šį kartą gali nulyti ir kelis kartus. Termometrai naktį rodys 4–9, dieną net 21–26, vakariniuose rajonuose 15–20 laipsnių šilumos. Savaitgalį taip pat lankysis trumpi lietus, bet išliks šilta. Artimiausią naktį nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Bus apie 7–12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais. Daugelyje rajonų trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkūs su perkūnija. Bus apie 14–19, kai kur iki 21 laipsnių šilumos.